kelia klausimą ir duoda atsakymą šventas raštas šiandien. Kas yra palaiminti ir kam vargas, arba kas yra bėdoji. Tai žinoma, mes visi norim būti laimingi, palaiminti. Gal lietuvių kalboje nelabai sako palaimintas jis, bet laimingas jis, turbūt sakom, jie, žiūrėkit, kokie jie laimingi. Ir aišku, jie laimingi arba palaiminti dėl tam tikrų priežasčių. Tai ką mes laikom laimingais arba palaimintais ir kurie yra bėdoj, kurie vargsta. Pradedam nuo graikų. Tai aišku, Europos civilizacijos lopšys. Jie taip sakydavo: palaiminti dievai, o jie tai ten džiaugiasi gyvenimu, viską turi ir jiems yra gerai. Taip sakydavo senovės graikai. Arba palaiminti turtingi žmonės, kurie gali savo viską leisti. Ir be abejonės vargšai, tai jau jie tikrai bėdoj. Ir jiems dirbti, ir mirti, ir sirgti, ir kentėti, jie negali būti priskirti prie palaimintųjų. Ta graikų nuostata, senovės graikų nuostata, žinot, buvo kaip aktuali tada, aktuali ir šiandien. Turbūt mes irgi, palaimintas žmogus, jis viską turi, jis turtingas, jam nieko blogo nenutinka, jis viską savo gali leisti, jis gali keliauti, jis savo gali leisti viską. Tai jis laimingas, jis palaimintas. Ir aš vargšas, nieko neturiu, nieko savo negaliu leisti, turiu vargti, aš esu varge, bėdoji. Dažnai mes kartais taip vertinam žmonės. Bet iš tikrųjų mūsų arba žmonių vertinimas yra viena ir aišku, jis yra svarbus, mes turim turėti savo nuomonę, mes turim, kaip sakant, tikrai įvardinti teisingai, kaip mums atrodo, mes turim savo motyvus, kodėl ir kaip mes laikom juos laimingais. Čia viskas yra gerai ir aišku, niekas mūsų nuomonės negali atimti, ji yra. Bet mums svarbu šiandien Dievas, kaip minėjau, kelia klausimą, o kas iš tikrųjų yra, arba Dievo akise yra palaimintas ir kas yra varge, kas yra bėdoj. Ir žinot, kaip sakiau, klausia ir duoda atsakymą iš karto. Ir jūs turbūt girdėjot tą atsakymą, žinot, kur pirmajam skaitinį mums yra pasakyta. Labai iš karto viskas pasakyta yra. Tu gali paskui išmąstyti, sudėlioti, ar čia teisybė ar neteisybė, kaip sakant, jau pats gali galvoti. Ir sako, pirmajam skaitinį, jeigu jūs įsiklausit, aš žinau, kad nėra taip lengva įsiklausyti žodžius, kuriuos mums skaito, buvo pasakyta, prakeiktas žmogus, kuris žmonėmis pasitikė ir ieško stiprybės trapiame žmoguje. Viskas, suprantat? Prakeiktas žmogus, nelaimingas žmogus, kuris pasitikė žmogumi ir ieško stiprybės žmoguje. Ar savyje, ar kituose. Nes nuo žmonių priklauso ir mano irgi sėkmė. Ką pažinsiu, kur įsidarbinsiu, kokioje aplinkoje būsiu, taip ir gyvensiu. Suprantat? Mums tai atrodo gerai. Šventas raštas sako, ne. Jeigu tik žmogum pasitikė, nieko nebus. Geriau pamąstę, jūs turbūt sutinkat su švento rašto teiginiu, ne? Geriau pamąstę taip, kad čia teisybė sako. Ir toliau sako, laimingas žmogus, kuris viešpačiu pasitikė, kurio viltis yra viešpatie. Taigi laimingas tas, kuris pasitikė Dievu, sudeda viltį į Dievą. Jis bus palaimintas, jis yra laimingas. Štai mums, suprantat, jau pačiam pirmam skaitinį, Senajam testamente žydai irgi apie tai mąstė, ne tik graikai, ir duotas yra atsakymas, kas ir kaip. O toliau Evangelija sukonkretina. Viskas sukonkretina ir taip pristato aiškiai, kad mes turėtume viziją kaip krikščionis, ir turėtume tam tikrą programą. Aišku, Evangelija žymiai giliau paliečia šias temas.
ką jis sako. Jeigu jūs atsimenat, praeitą sekmadienį, čia aš turiu knygą prieš akis ir praeito sekmadienio tas skaitinys yra parašytas. Jeigu jūs atsimenat, kaip pasibaigė Evangelija. Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį, nuėjo paskui Jėzų. Suprantat, mums aliuzija. Jie mokiniai nuėjo paskui Jėzų viską palikę. Ir mes praeitą kartą kalbėjom, ką reiškia viską. Aš galvoju, kad viską turiu, išmintį, pinigus, draugus, galimybės ir tam tikrais momentais atskleidžiu, kad nieko neturiu, aš niekas esu be Dievo. Ir kada suprantu, kad viskas yra iš Dievo, taigi ir aš einu paskui jį dėl to, kad iš jo viskas yra. Bet jis tą, ką aš turiu, netima, suprantat, bet aš prie to neprisirišu. Suvokite, ne, jūs tą irgi, jeigu gyvena dvasinį gyvenimą, suprantat, čia yra taip, gana keblokai ir sunkiai paaiškinti, bet supratimą turėtume turėti. Tai vat pasibaigė šitą Evangeliją šitaip, praeitą sekmadienį, ir šį sekmadienį mums Dievas tęsia mintį, kad tu toliau eitum. Ir jis sako, žiūrėkit, suėjo, Jėzus atėjo su 12, ten gausus mokinys buvo, ir žmonių buvo, ir iš Judėjos, iš Jeruzalės, ir iš Tyro ir Sidono pajūrio. Taigi buvo ir mokiniai Jėzaus, ir žydai, ir pagonys. Visi buvo. Ir mums atrodo viskas čia normalu, toks vaizdas mums prieš akis galbūt iškyla, kada mes klausome šitą pasakojimą. Bet jis sako, toliau Evangelijai, tuomet pakėlęs akis į savo mokinius Jėzus prabilo. Čia yra tokia mintis didelė parašyta, kur, aišku, biblistai, aišku, jie tai išryškina. Jėzus pakelia akis visada į dangišką į tėvą, melstis. O šiuo atveju jis pakėlė akis į savo mokinius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jie yra jo artimieji. Ir į juos jis žvelgia. Ir jiems jis sako. Suprantat? Jiems jis sako. Nes koks išskirtinumas šitų mokinių yra? Koks išskirtinumas? Jie viską paliko, kad sektų Jėzumi. Nepakanka būti mokiniu, nepakanka būti kunigu, nepakanka būti tikinčiuoju, nepakanka būti kataliku, jeigu tu viską nepalikai, suprantat? Ir yra tie, kurie viską paliko, viskas yra nesvarbu, nors ir turiu. Svarbu yra Dievas. Ir kada tą supranti, svarbu yra Jėzus. Kad tą supranti, tau nekyla klausimas, kodėl aš turiu sekmadienį eiti į bažnyčią. Kur aš sekmadienį bažnyčią mėgu, noriu ilsėtis, noriu, o jei bažnyčią eiti, čia klausytis, čia melstis, žinot, motyvą atrasit. Ir jaunimas ypatingai, kada katekezė ruošiasi ir jų tėveliai, tai prisako visokių, sportuoti turiu, į kuburelius eiti turiu, visur turi eiti sekmadienį. Turi. Viskas aišku. Suprantat, viskas aišku. Tai Jėzus net nesikreipia šiuo atveju, nes tu viską turi. Tu nepalikai to. Tu nesi su juo. Gal ir esi pakrikštytas, lankai bažnyčią, tiki Dievo, viskas yra gerai, viską, kaip sakant, tu išpildai iš esmės, kas reikalinga. Bet tu neatsisakei tam tikrų dalykų, suprantat. Ir tada, kada mes žvelgiame savo gyvenimus, galim pasakyti, to neatsisakiau, ne? Ir viskas tampa aišku, kokioje aš esu situacijoje. Suprantat, tik tai čia reikia, sąžiningai save pažvelgti. O jeigu aš įstengiau viską palikti, o tada Jėzus pakėlė akis į mane, pasižiūrėjo ir tada pasakė. Vienas filosofas ir pasakęs taip, įdomią mintį, sako, jeigu žmogus gyvena vadovaudamasis instinktais, jam žodžiai nesvarbus. Iki kol jis vadovausis instinktais, žodžiai jam nieko nereiškia.
pagauti. Taigi Jėzus kreipėsi į tuos, kurie viską paliko, į savo mokinius ir seka Jėzumi. Ir sako, palaiminti jūs beturčiai, nes jūsų yra Dievo karalystė. Aišku, jeigu aš čia pradėčiau viską aiškinti, mes labai ilgai užtruktume. Bet suprantat, taip trumpai, kiek man čia išeis tą sutrumpinti. Toks yra kaip ir paveikslas iš senų laikų Ispanijoje, kur tuos palaiminimus ten yra pasistengę pavaizduoti. Yra tokia arka nupiešta ir ant arkos ten yra parašyta palaiminti beturčiai, nes jūs yra Dievo karalystė. Arka tokia, eina tokia. Ir už tos arkos toks namas. Jeigu nežinotum aiškinimo, galvotum, ką čia reiškia. Ta arka yra įėjimas į Dievo karalystę, į dangų. Mes kartais, tą liaudišką pasakojimą girdim, kad Šventasis Petras prie dangaus vartų stovi su raktais ir aišku neįleidžia žmogų į dangų. Tai ten yra pavaizduota ta arka ir paskui ten jau namas, jau Dievo karalystė už tos arkos. Palaiminti beturčiai, nes jūs yra Dievo karalystė. Taigi pereisi per šitą arką ir įžengsi Dievo karalystę tik tai tada, jeigu būsi kas beturtis. Dabar žinot, suprast, ką reiškia beturtis yra taip irgi pakankamai nelengva. Dėl to, kad čia irgi daug reikėtų kalbėti, bet jūs daugmaž suvokėt. Jeigu trumpai tariant, pasiseka mums skirtingai. Mes turtingesni, biednesni esam. Pasiseka skirtingai. Iš tikrųjų, kaip tu dirbi, kaip įsitaisai ir ką gali padaryti ir panašiai. Tai čia yra, bet ne tame yra klausimas. Klausimas ir kada, suprantat, ar aš gyvenu vien tik tai dėl savęs ir nieko nematau aplinkui, tik tai savo viską skiriu, kiek aš be uždirbčiau ir kiek aš be turėčiau. Ar aš matau ir tuos vargšus. Suprantat, turiu matyti vargšą ir jam padėti. Nebūtinai man, jeigu aš neturiu pinigų, reikia padėti pinigais, nes aš jų galiu neturėti, ne, pats esu vargšas ir ne ką galiu. Bet aš galiu tam žmogui pagelbėti įvairiais kitais būdais. Patarnaut, pamatyti, padėti, pakalbinti, paguost. Visi mes tą žinome, ne? Vat štai, jeigu gyveni tik vien savo ir matai savus, tada tu nesi beturtis. O jeigu tu matai ir kitus, ir jiems esi nusiteikęs pagelbėti, ypatingai tuos vargšus, kurių niekas neapgina, kuriems niekas nepadeda, kurie yra nuskriausti ir panašiai, tai tada tu matai ir juos. Jeigu jūs tai pagalvosit, žinot, gebėjimas juos pamatyti yra šis tas. Nuo ko jis priklauso? Irgi nuo daugelio faktorių. Bet jau jeigu tu gebi tai pamatyti, vadinasi, tu turi tos dvasios. Negyveni ten aukštybėse. Tai nepriklauso nuo tavo pinigų kiek. Priklauso nuo tavo gebėjimo pamatyti kitus vargšus ir jiems būti atviriems. Toliau irgi. Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. Čia dar sudėtingiau. Jeigu taip kalbėti ir aš nežinau, kaip čia jums paaiškinti paprasčiau. Žiūrėkit, kurie alkstate, nes būsite pasotinti. Ko mes norim? Dabar žiūrim savo troškimus. Ko aš noriu? Ko man reikia? Kokie mūsų troškimai yra? Ir įsivaizduojam, jeigu yra žmogaus troškimas yra, tarkim, uždirbti daugiau pinigų, sutaupyti daugiau pinigų, supaprastinu ir kalbu apie tai. Turėti daugiau turtų.
mes kalbėjom čia šiandien irgi su vienu žmogum. Sako, iš tikrųjų, uždirba gerai, bet dar nepakanka. Dar dirba. Negeba jau be padaryti darbo, bet dar dirba, nes reikia dar daugiau uždirbti. Nors jau pasižiūrėjus, kad jau į taip gerai uždirba. Niekada nepasisotina. Taigi, jeigu mes turim tam tikrus troškimus ir tie troškimai nėra tik tai godumas, gali būti kitokie troškimai, visokie troškimai, suprantat, mumise. Ir mes juos turim ir mes vis norim ir vis norim ir vis norim ir vis norim. Jie nepasotinamai. Negali sustoti. Tada žmogus nėra laimingas, suprantat? Jis nėra laimingas. Tai sako, kur alkstate, taigi kažkoks tavo trūkumus, tau galbūt tu neturėsi to ir ano, tu tą ir tą, tau reikia to ir to, bet tu neini iš proto, kad tą įvykti. Tai tada tu būsi pasotintas. Suprantat, dvasiškai tu rasi prasmes, surasi prasmes, bet tai irgi yra randama Dievuje. Ir dar keletas minčių. Sako, palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl žmogaus sūnaus. Mes norim būti nekenčiami, atstumti, niekinami ir atmesti. Nė viens nenorim, nė viens nenorim. Bet čia yra pasakyta dėl ko? Dėl žmogaus sūnaus, dėl Jėzaus. Ar tu esi pasiryžęs dėl jo aukoti kažką? Jeigu tu viską palikai, tai žinoma taip. Suprantat? Žinoma taip. Paprastas pavyzdys. Jaunimą turim čia į mokyklą, jie eina, patarnauja. Žiūrėkit, ir jeigu jie pradeda kalbėti savo mokykloje, savo aplinkoje apie tikėjimą, apie Jėzų ar panašiai, iš jų juokiasi. Kaip iš jūsų juokiasi, kada jūs savo darbe irgi pradedat kalbėti apie tikėjimą, apie Jėzų ir to nebijot pasakyti, esate pajuokiami tam tikrą prasme. Ir dėl to ne vienas žmogus bijo savo darbo aplinkoje prisipažinti, jog lanko bažnyčią, jog meldžiasi ir panašiai, dėl to, kad bijo pajuokos. O štai. Ir atsakymas. A tu bijai tos pajuokos ar ne? Jeigu viską palikai ir visko esi atsisakęs ir savęs paties, supranta, čia yra, kad, mano toks tam tikras vardas ir taip noriu taip visuomeniai būti suvoktas ir suprastas ir žiūrėk, dabar šį savo vardą susigadinsiu, savo visą tą įvaizdį susigadinsiu ir panašiai. Pažiūrėkit savo tuos socialiniuose tinkluose, kur Facebookus ir kitur, kur turit. Kiek ten, jeigu nėra tikinti žmonės, kiek ten apie tą tikėjimą yra rašoma. O jeigu yra rašoma, jūs pažiūrėkit, kokie yra komentarai. Suprantat, iškart matysit. O štai, nes yra pasaulis, jis su savo dėsniais nori tave priversti gyventi, kaip jie gyvena. Ir tu turi iššūkį. Tu turi jau atsisakyti savęs paties ir savo tą įvaizdį pastatyti kitą vietą. Nereiškia, mes žinom, kada turim, kad tu pralaimėsi šitoj vietoje ir būsim jokių būdų. Jėzus sako, kad jūs sako džiauginkitės, tą dieną ir linksminkitės. Nes jūsų laukia gausus atlygis danguje, taigi jūs jau gaunate atlygį danguje. Tai tie palaiminimai. Toliau, aišku, apie ką labai trumpai, apie tuos vargas jums turtuoliai, vargas jums, kurie dabar Ką reiškia šitas vargas? Žinot, tas vargas irgi labai įdomiai parašyta yra. Graikų kalboje vargas reiškia voi. O hebrajiškai hoj, o lietuviškai oj. Ką tai reiškia? Žiūrėkit, mes matom, žmogus važiuoja automobiliu greitai, varo ir jau matom, kad jis to automobilio nesuvaldys. Jau jis pradeda mėtyti jį
ir, žinom, jau į medį susidurs, ar į griovį važiuos. Ir mes sakom, oi, vargas jam, bum, jis nugarmėjo į griovį, mašina sulaužė, pats sulūžo, ojai, koks jam vargas. Supratot? Taip mes matom, vargas jam. Ir Dievas šitoj vietoj nesako, kad tu būsi pasmerktas ir eisi į pragarą. Suprantat, yra visiškai kitokia mintis čia šventame rašte išreikšta. Dievas mato, kad tu varai ne ten, kur reikia, ir ne su tuo važiuoji, kas priklauso. Ir Dievas sako, oi, vargas tau, kur tu nuvažiuosi ten, kur reikia, nepasieksi tiklą, suprantat, vargas tau. Tai vat, ir mums šitos dalykus pasako, vargas tau. Žiūrėk, kad tu sustuotum, pamastytum ir tada pradėtum teisingai savo gyvenimą vairuoti. Bet štai tokie yra pamokymai, į kuriuos Viešpats Dievas šiandien mums kviečia kreipti dėmesį. Amen. O dabar atsistoja.